Nu ką, iš po ilgo, įdomaus ir nelabai pinigingo savaitgalio traukiu iš tikrųjų į Kėdainius, nes penktadienį pas notarą susiforminau iš varžytinių nupirktą turtą, kadangi gyvai tenai realiai nesu buvęs, nu, tik tai išoriai apėjęs, tai vat važiuoju iš tikrųjų pasižiūrėti, ką ten per čiūdą nupirkau, nors tas objektas jisai stovi jau daugybę metų, bet kažkaip valstybė jo ar tai ten neperėmė, ar kažkas tai ten vyko, tai galų gale buvo jisai perimtas. Pats objektas, jisai, nu, jo fizinė būklė pakankamai yra prasta, nes objektukas yra iš po gaisro ir jisai sudegęs jau prieš daug metų, bet, kai sako, kas nerizikuoja, tas negeria šampės, ne? O aš kadangi šampės nemėgstu, tai man gerai ir sultis bus. Bet, bet netame esmė. Esmė yra tokia, kad reikia pasižiūrėti iš tikrųjų, kokia mintis yra, dar kol kas nemačius gyvai, neįėjus tenai į tą objektą. Mano mintis buvo perkant, buvo elementari. Ten yra 2 kambarių butas, Kėdainių mieste, su žeme, tai mano noras yra ką padaryti. Tiesiog šiai dienai išsivalyti visą šiukšlės, visus griuvėsius, ką įmanoma nusiardyti, nusimti. Ir lygiai grečiai tam daryti rekonstrukcijos projektą. Rekonstrukcijos projektą mintis yra kokia. Ten yra, kas Kėdainių žino, tiem vadinamajam Garadokė yra finski namukai. Ir tas finskas namukas, jisai 4 dalių ir, žodžiu, 4 savininkai su savo kiemais. Tai mano mintis yra tokia, aš ten aplinkui irgi mačiau tokių reikalų padaryta, kad būtent pakelti 2 aukštą. Kadangi stogą bet kokiu atveju vis tiek reikia keisti, reikės viską tvarkyti, tai vat mintis yra tokia, susirasiu architektą arba pabendrausiu su tais, su kuriais jau esu turėjęs reikalų, pasidaryti projektą. Tai realiai dabar pagal registrų centrą tas butas yra šiam 5 kvadratai, ne? Tai iš tikrųjų, jeigu ten viskas paeitų su mano ta mintim, tai to būto kvadratūra pasidarytų, nu, 2. Tai va, o ten, ar ten įrenginėt šiam kvadratui, ar įrenginėt 120 kvadratų, realiai ten labai didelio skirtumo nesudaro, bet, tarkim, pardavimo atžvilgių tas jau kvadrato kaina, sakykime, kad ir jinai bus ta pati kaip ir rinkoje, ne, bet jeigu tų kvadratų yra daugiau, tai faktas yra, kad ir pinigų yra daugiau. Tai va toks pradinis tikslas ir yra, o pasižiūrėt reiks vis tiek bet kokiu atveju samdyti architektą ir žiūrėti, ar mes ten galėsim tą padaryti ar negalėsim, ar ten tos dabartinės konstrukcijos leis tą padaryti ar neleis, ar galų gale kokia ten tikroji ta fizinė būklė tų žmonių, kas tą darbą padarys, pamūrymą, stogą, visa kita yra, tai tikrai yra ne problema. Tai va, tokią situaciją turim. Toks yra objektukas, tokia yra tvora. Reikia dabar kažkaip tai, aišku, patekti į vidų. Pasižiūrėti, ką mes čia turim. Ką mes čia galim padaryti. Čia yra užsukta. Taigi. Viskas sėkmingai apaugė vijokliais. Veiklos faktas čia bus. Na, atvirai pasakius, tokį šūdą tenka pirmą kartą nupirkti. Bet viskas yra sutvarkoma. Taip, čia turim medį, kurį reikės likviduoti. Tai biškai žiūrim teritoriją. Dilgynai, brūzgynai. Taip, va čia turim tokį vidinį kiemuką. Su bambalynu po kojom. Ok, čia tas sutvarkoma. Gerai. Einam į vidų. Taip, tikiuosi ant galvos nieks nenukris. Kaip ir palei planą galvojau. Taip, čia yra tulikas. Čia yra įkritęs stogas. Čia gan smarkiai įkritęs. Čia buvusi virtuvė. Čia palei
palei visą situaciją čia buvo vonia. Taip, o čia turėtų būti patekimas į kitus kambarius, bet čia viskas taip yra užgriuvę, sugriuvę. Čia galbūt netgi pavojinga būtų vaikščiot, bet, kai sako, mūsų neišgąsdinsit. Taip, pabandom pažiūrėti čia. Čia yra kažkokia tai mansarda. Ir čia, kas čia yra. Grindys linguoja. Čia turbūt praėjimas kažkur tai toliau yra. Čia yra lubos įkritusios. Taip, tai aš nežinau, ar čia grindys buvo, ar čia kažkas čia yra po apačia. Bet situacija vat yra tokia. Taip, kaip matot, čia yra, tikiuosi matosi. Yra viskas sugriuvę, viskas suvirtę. Ir ten toliau net neina praeiti. Vat net stogas įlūžęs. Tai iš tikrųjų nuo ko pradėsim? Tai pradėsim nuo turbūt aplinkos biškio apsitvarkymo, kad galima čia būtų patekti bent jau prie to. Čia yra keletas langų, tai čia yra įkritusi perdanga. Čia dar yra kambariukas. Tai čia, žodžiu, veiklos turėsim. Taip, brūzgynus medynus įsipjausim, susitvarkysim, manau, bus visai neblogai. Tai va, hebra. Žodžiu, tokia ta pirmoji apžvalga. Darbo čia, manau, metam į priekį turėsiu. Kas bet? Viskas pasidaro, ne pirmas lavonas, ne paskutinis lavonas. Dabar išlysti reiktų. Tai va, tokia situacija. Filmuoju dar. Klausyk, o tu čia šitam gale gyveni, ne? O kas anam gale gyvena? Senukė. Senukė. Nebijok, neįdėsiu aš tavęs. Klausyk, o pas tave čia perdanga irgi įlūžus, ne į vidų? Turbūt. Nu, ta prasme, čia, tas viršus. Ne, taip. Supratau. Nes tą galą nupirkau aš. Ten. Nupirkau. Kaip dabar čia taip tu nupirkai? Buvo varžytinės ir nupirkau. Buvo, aš skambinau, blemba norėjau, aš nupirkai, sakau. Tai ko nepirkai? Pirk iš manęs. Nu tai aš ten pigiai nupirčiau, blemba, čia dabar. Jau dabar skambinau. Nu vat, blogai skambinai. Supratau. Draugiškai gyvensim. Nežinau, čia pas mane vaikų. Taip, pohui, man netrukdo. Netrukdo. Iš kokios tu šeimynos Aleksandrovičių? Ne? Ne? Supratau. Supratau. Klausyk, kiek metų čia tas sudegęs stovi? Oi. Dachuja, ne? Dar jauna visai buvau. Supratau. Nes aš kažkaip tai iš vaikystės šitą atsimenu, bet jau čia stovi dachuja metų. Supratau. Gerai. Remontuosiu, tvarkysiu. Ir už kiek paimi, jeigu nepasakyti? 2 štukės. Nu, išvažytinis prašė, ne 2 štukės. Jo, tai aš už 2 štukės ir paėmiau. Tai vat visą tą viršų nugriausiu, pakelsiu antrą aukštą. O paskui parduosiu. Tau. Už kokių 70 000. O klausyk, anam galėte normali babulytė gyvena ar šiaip savo? Normaliai, negelbėti. Supratau. A jūs? Ne? Visko būna. Vyras piktas stovi, nebijok, savi. Poнял. Можно и по-русски? Gerai, все, supratau, iki. Tai va, žodžiu, kaimynai, kaip supratot, čigonai. Reiktų čia biškį blemą paimti iš tikrųjų tos biškį vijoklius. Nukarpyt, kad čia man nemaišytų. Žiūrėsim. Čia priaugę, privėlę. Nu, bet nieko, viskas su laiku pasidarysim. Tai vat, hebra, viskas. Žodžiu, aš tvarkausi. Duosiu, kaip man sekas, įkelsiu vėliau.
ir bandysim iš šito lavono padaryti gerą daiktą. Tai va taip.